Bakalauro studijų anglų rusų kalbų programa yra viena pirmųjų dvikalbių programų Lietuvoje. Nuo 2002 metų ji buvo sėkmingai vykdoma Kauno humanitarinėme fakultete ir nuo 2009 metų pradėta vykdyti Vilniaus universiteto užsienio kalbų institute. Tai unikali programa, kuri suteikia galimybę studijuoti iš karto dvi populiariausias ir labiausiai paplitusias pasaulyje kalbas ir kalbas paklausias Lietuvoje. Specialistai mokantis anglų ir rusų kalbas, turintys vertimo įgūdžius, yra paklausus dabartinės Lietuvos darbo rinkoje, lengvai susiranda darbą ir daro sėkmingą karjerą. Ši programa suteikia galimybę įgyti universitetinį išsilavinimą, įgyti dviejų kalbų kalbinius įgūdžius. Užsienio kalbų instituto darbuotojai nuo 2010 metų pradės realizuoti naują studijų programą anglų ir kita užsienio kalba. 2010 metais skelbiamas priėmimas į anglų ir ispanų studijų kalbų programą, sekančiais metais 2011 į anglų ir prancūzų, o po metų planuojamas priėmimas į anglų ir vokiečių kalbų studijų programas. Institutas yra pasirašęs daugelį tarptautinių sutarčių su kitais universitetais ir studijuojantis mūsų programos studentai turės galimybę dalinai studijuoti užsienio universitetuose. Tai yra Bolonijos universitetas, Venecijos universitetas Italijoje. Yra pasirašytos sutartys su keliais Lenkijos universitetais. Šiuo metu pasirašoma sutartis su Sankt Peterburgo universitetu ir Kaliningrado universitetu. Taip pat yra pasirašyta sutartis su Bulgarijos Šumano universitetu. Labai kokybiškos studijos ir įdomi specialybė. Institutas yra labai jaunatviškas. Gera dėstytojų komanda. Šitos studijos yra fainos tuo, jog jos apima platų spektrą žinių ir tai man labai patinka. Tikrai nenusivyliau, nes pati mano rezultatą ir matau, kaip tobulėjau ir tobulinu savo įgūdžius ir dvi kalbos yra tikrai perspektyvus pasirinkimas. Jeigu mokėtės mokykloje kalbas ir jums tai tikrai patiko, buvo įdomu ir bent buvo kažkoks susidomėjimas, tai siūlau tikrai neabejoti ir būtinai ateiti čia. Tikrai patiks.